aš kaip visiems juokauju, aš 20 metų mokinausi teoriškai, o dabar praktiškai einu į gamtą ir kiekvieną ten ir gyvį čiupinėju. Tai žinot, dažniausiai lochas parašo, tai čia būna dažniausiai, viskas yra valgoma, jeigu gerai iškepta. Tai patį maistą gal žiūri ne per skonio prizmę, bet per cheminę prizmę. Labadiena, čia Klaipėdos universiteto kanalas Studentų langas. Ir mūsų šiandienos pašnekovas Klaipėdos universiteto mokslininkas, dirbantis jūrų tyrimų institute, daktaras Tomas Ruginis, kuris laisvalaikiu tampa žygeiviu ir dalinasi su visuomenė savo nuotykiais internete. Labdien, Toma. Sveiks. Ką Fedoro klausėmės šiandien? Lietuvišką, žemaitišką? Nu, galim per pos. Su tavim žemaitiška, su tavo kolega turbūt nežinau, kuršiška ar kokia čia kalba. Tai su manim irgi gali žemaitiška, jeigu nori. Puikiai. Tai mes jūs pasikvietėm pakalbėti apie tą užklasinę galbūt tokią jūsų veiklą, apie tos žygius. Tai kaip jūsų gyvenimą iš viso atkeliavo ta mintis, idėja pradėti žygiuoti, žygiauti, ar kaip čia mes turėtumėm sakyti? Tai čia turbūt, taip sakant, vieno trumpo atsakymo nėra. Ir tie žygiai turbūt atsiranda vėlgi su laiku, kai pradeda, taip sakant, praktiškai gal svoris augti ar ne, sportuoti reikia. O jeigu taip, sakykime, ar ne, ir sportuoti gal ir ne visada įdomu yra, gali išeiti pažygiuoti ar ne, tai žygiai, sakykime, žygis kalorijos deginį, tai pradžiai mano ir gyvenime atsirado tokie žygiai, kur, kaip sakau, daugiau sportiniai tokie, kur tiesiog eini daug kilometrų. O po to jau atsirado tie žygiai jau su mintim, kad galbūt kažką išsikepti, kažką pagauti, kažką pamatyti. Ir aišku, tie žygiai vėlgi turbūt yra, kadangi aš pats kaime augęs esu, tai kaime mes turbūt, kadangi jokių technologijų nebuvo, tai mes tik tai kaime praktiškai žygiuodam kažkur į miškus, į paupius ir varlės ten kažkokius dar kažką gaudami. Tai tos, sakykime, veiklos tam tikrą prasme kaip ir sugrįžimas į vaikystę tam tikrą formą. Esate pats biologas, mokslo daktaras, tai ar šios žinios padeda žygiuose? Tai be abejo, čia, kaip sakyt, aš kaip visiems juokauju, aš 20 metų mokinausi teoriškai, o dabar praktiškai einu į gamtą ir kiekvieną ten ir gyvį čiupinėju ir neretai paragauju kokio to skonio, ar tai augalas, ar tai vabalas. Tai visada taip, kaip sakyt, tas žinias pritaikomos. Taip. O kodėl tas gautas žinias, tą pritaikymą, tą visą vaizdinį, ką jūs atliekate tuose žygiuose, nusprendėte dalintis su plačiaja visuomenė? Jo, čia visada toks, kaip sakyt, labai geras klausimas, tada taip paklausė ir iš tikrųjų aš irgi, taip sakant, turiu tą atsakymą labai aišku, nežinau, dėl ko pradėjau filmuoti, kadangi pradėjau šiaip, sakykime, vaizdus pradžią nuo fotografijų. Fotografija, tai irgi aišku, pradžioje yra fotografuodavau viską ir bet kaip, po to atsiranda jau kažkoks, kaip sakyti, jau atsiranda idėja apie šviesą, apie kompoziciją atsiranda. Ir su laiko vis sunkiau būdavo kažką gero ir gražaus nufotografuoti ir pasidalinti. Ir tiesiog būdavo kažkoks skaičiavęs, ta prasme, esu skaičiavęs daug kartų, kad kiek man užtrunka prasivežti gerą kadrą, tai, pavyzdžiui, būdavo 1 iš 10 važiavimų, 1 iš 6. Tai labai iš tikrųjų nebemotyvuoja tas važiavimas. Tu važiuoji ir tu nieko neprasiveži. Tai galvoju, reiktų gal pradėti filmuoti, nes kai pradėsiu filmuoti, tai vis tiek kažką jau parodysi, kaip aš tą darau, viską, tą procesą visą. Bet iš tikrųjų nei vieno video nesukūriau apie fotografiją, bet iškart pradėjau kažkaip nužygti. Galvoju, kad žygiai turbūt įdomiau būtų nei fotografijos procesas, kaip aš darau. Tai va tokia buvo praktinė, kad tiesiog, kad nei tuščiai, kad kažką parodyti, pasidalinti, atsirado ir video dalykai. Jūsų YouTube kanalas jau yra peržengęs 10 000 prenumeratorių ribą. Tai kokia čia jūsų ta sėkmės paslaptis? Ar kažkaip labai staigiai šokot į viršų, ar po truputį? Čia labai visas sunkus klausimas ir su kuom visada lyginsi, ar ne, nes aš nežinau, su kuom lyginti save. Vieni, sakykime, labai greitai šoksta, kitiem užtrunka 5 metų, tarkim, pasiek netgi 1000 prenumeratorių. Tai čia yra labai sunkus dalykas. Aš turbūt irgi dabar, taip sakyti, negalėčiau atsakyti, kodėl taip įvyko, bet aš galiu pabandyti atsakyti. Nes kiek vis tiek susiduriu su savo gerbėjais, mes pasišnekam, kas patraukė, tai, sakykime, turbūt daugam patiko, kad aš pasakoju ir gerai suprantu, apie ką pasakoju, nes vis dėlto aš turiu žinių labai gilių. Jeigu ir valgau kažką, kas atrodo šlykštu, bet aš turiu tą loginį kažkokį pagrindimą ar ne, jeigu kažkur tai darau kažką, vėlgi tą
nes mano ta mokslininkų, kaip sakyt, prigimtis, ji niekur nedingo, ar ne, nes aš dabar, sakykim, mokslo tikro taip daug nebedarau, bet vis tiek tas mokslininko ar neargumentuotas pasakojimas, kodėl tai priežastingumas, tai ir persiduoda žiūrovams tas dalykas ir galbūt jiems tokio turinio ir trūko ir nebuvo tokio. Apskritai turbūt aš irgi pradėjau daryti, sakykime, tų kūrėjų, tokių, kurie eitų į gamtą žygiuotų, nu iš tikrųjų nėra daug. Jų gal yra, bet tiesiog, žinot, su YouTube kanalu ir toks dalykas, kad tu turi labai daug įdėti pastangų ir daug ir kantriai dirbti, nesitikint greitos kažkokios šlovės arba greito to populiarumo. Bet man tai tiesiog labai greit pasisekė. Aš turėjau tokį, kaip sakyti, savo tokį tikslą turėjau, kad, kadangi, nu vėlgi, aš supratau, kad tai yra labai sunkus darbas video dirbti, nes ten be proto daug užima laiko tas redagavimas. Tai aš sugalvojau, kad, nu nesugalvojau, bet nusprendžiau, kad per metus turiu surinkti 5000 prenumeratorių. Jeigu aš surinksiu, aš toliau tęsiu. Jeigu nesurinksiu, aš galbūt tada kažkaip kitaip darysiu, arba retinsiu, arba nedarysiu taip pastoviai, kaip dabar darau. Nu ir man pasisekė, sakykime, aš taip tuos 5 aš pasiekiau per metus ir aš supratau, kad žmonėms esu įdomus, kad patinka, žiūri mane žmonės. Bet ne tik ramuma, ne tik ta pakraipa, bet ir kulinariniai ypatumai yra jūsų laido. Jūs, aš kiek esu matęs, jūs stengiatės į žygį apskritai neimti jokio maisto. Kaip šita mintis kilo, kad išeit taip vat, plikam nepasiruošusiam į žygį? Tai čia turbūt yra, aš labai mėgau istoriją, jeigu pradėti iš toliau. Ir man patikdavo akmens amžius, ar ne, toks, kur mes turim visi savy tuos gebėjimus, ar ne, kaip išgyventi, kai mes nieko neturim, ar ne, vis tiek mes turim kažkur mūsų to kaip žmonė vystėsi, ar ne, tose be maisto sąlygose, miškuose vystėsi, ar ne, galbūt ten, jeigu pradėtume nuo Afrikos, galim ten dar, tai vis tiek tie išgyvenimo instinktai yra ir kadangi aš dar biologas, aš maždaug žinau, kas yra valgoma pasaulyje, ko mes nevalgom, tarkim, mane pas mus Europo didžiulis skirtumas tarp Europos, Amerikos, sakykime, tų šalių ir viso pasaulio, kad, tarkim, mes vabzdžių nevalgom, nes mes turim pieno produktų, visas pasaulis neturi pieno produktų, tai mes, tarkim, nevalgom tų, bet visas pasaulis valgo tos vabzdžius, tai o vabzdžių yra pilna, tai aš kadangi kaip biologas, aš žinau irgi, kas valgoma, kas kaloringa, kas nepavojinga, nes vėlgi ten šiek tiek, aišku, gali būti su tais parazitais dalykų, bet šiaip aš manau, kad ir įdomu patiems žmonėms parodyti, kad ką galima valgyti ar ne, nes dabar turbūt pas mus apart grybai ir žuvis turbūt uogos dar, ar ne, turbūt 3 dalykai, kur žmonės daugiausia naudoja, o visus kitus dalykus ten, sakykime, jau tik labai specifiškai, ar maistažolės renka, ar tai dar kokiem ten specifiniam dalykam. Tai aš manau, kad būtų, ta prasme, man atsiradas mintis, kad man patinka tas primityvumas, ieškojimas ir švietimas, ta prasme, kad žmonėms parodyti, kas įdomu. O kokių reakcijų susilaukėte žmonių, kai ten, tarkim, valgot kokius blynus su lervom, ar varles, ar dar kažkokį maistą, kuris, nėra priimtinas šiandieniniai visuomeniai? Tai, žinot, dažniausiai lochas parašo, tai čia būna dažniausiai toks, bet bet žmonės dažnai sako, čia gal šlykštu tikriausiai, bet labai, aš manau, kad mano publika irgi, kurie jau žino, pradėjo žiūrėti, žinos, apie ką tas reikalas, nes jau kam nepatinka tie dalykai, jie nežiūri, nors aš žinau žmonės, kurie, pavyzdžiui, yra vegetarai, kurie žiūri mane ir jie dažniausiai, aš dažniausiai ir antraštį panašiai parašau, ką aš valgysiu arba ką valgau, jie dažniausiai nujaučia. Tai, pavyzdžiui, buvo su bebru toks irgi, reiškia, valgiau bebrieną, tai parašė, sako, aš sorry, nežiūrėsiu, aš vegetaras. Minėjot, kad kultūriškai maistas tas yra labai skirtingas, o yra tokių dalykų, kurių gamtoje nevalgytumėt, nors kažkur kitose kultūrose valgo, yra nors vienas dalykas nepriimtinas ar daugiau. Kaip mano studentai juokauja, sako turbūt, ir aš taip sakau, kad viskas yra valgoma, jeigu gerai iškepta. Ta prasme, nes ką tai duoda tas kepimas, kadangi jūs ne visai gerai suvokėt, kas tas kepimas, tai yra, kai tiesiog užmuši vis parazitus. Termiškai apdorotas maistas, jis yra nesvarbu, ką tu bevalgysi, bet tiesiog pakepini ar ne viską užmuši parazitus. Yra jis jau, kaip sakyt, sveikatai saugus ar ne, kiek jis skanus jau čia skonio dalykas, jau čia prasideda kiti dalykai, bet turbūt ko negalėčiau valgyti, aš bent Lietuvoje to nežinau, kad būtų kas, bet sakykime, Azijoje, kiek žinau, valgo
šituos viščiukus gemale, kur yra kiaušinis ir ten galbūt žaliava, galbūt ir šitą negalėčiau valgyti. Nors dar nesu tikras iš tikrųjų. Čia tik man teoriškai atrodo, kad galbūt negalėčiau valgyti. O taip, tai aš labai žiūriu viską, aš ta prasme patį maistą gal žiūriu ne per skonio prizmę, bet per cheminę prizmę. Baltymai, ten energija, angliavandeniai, va ta prasme, kad aš gamtoje skonių skanių labai jau taip neieško, žiūriu, kas yra po ranką ir stengiuosi pavalgyti, parodyti. O šiaip kodėl praktiškai niekada neviešinat, kur keliaujate? Kad koksai miško savininkas nesupyktų? Jo, šiaip aš tokios irgi taisyklės turiu, kad stengiuosi valstybinė miške dažniausiai. Vienas dalykas, su laužais irgi pas mus yra draudžiama Lietuvoje, tai aš turiu irgi taisyklės, kad vasarą, stengiuosi nekūrenti, nes vasarą iš tikrųjų rizikinga yra, o tarkim, jeigu žiemą šalta yra, tai kodėlgi ne, tai naudoju tą ugnį, bet čia vėlgi dėl to ir nenusakau, kur aš esu, dėl to pačio ugnies naudojimo, nes, kaip sakyti, jeigu aš pasakysiu viską, kur esu, tai kas norės labai lengvai su įrodymais galės kreiptis ir daugiausiai ta šita problema. Ne problema, bet čia, kaip sakyti, tas toks nepatogumas, kažkaip nesako. Bet aš nemanau, kad žmonėm yra labai įdomu, ar čia aš Stonaičių miške, ar Prilapių miške. Aš manau, yra miškas, jiems užtenka to žinoti. Mes tuose žygiuose matom jūsų nuolatinę palydovę kuprinę, tai kokia dažniausiai būna jos sudėtis, kad slepiat? Kuprinė labai dažnai galvoju, kad mano kuprinė yra sunki, bet nes dažnai žmonės įsivaizduoja, kai keliauju gamtą, nešasi maisto, vandens, tai pas manęs maisto ir vandens nėra, tai labai daug sutaupau, aš jau iškart toj vietoj svoriu. Bet kitas dalykas pas manęs yra videotechnika. Videotechnika pas manęs užima pusę turbūt visko, pusę, sakykime, svorio, bet o daugiau standartiškai, tai ką, pas manęs standartiškai yra miegmaišis, katiliukas, kirvis, pjūklas arba kirvis arba pjūklas, peilis, praktiškai visi daiktai. O pasakėt apie tą videotechniką, tai su kuo jūs filmuojate, prasme, su GoPro kažkokiam veiksmo kamerom ar jau su kažkuo rimčiau? Turbūt kaip ir kiekvienas kūrėjas pradeda nuo GoPro, bet GoPro yra, kadangi ypatingai mano stiliuje, aš kadangi miškuos vaikštau, tai dažniausiai jau kai saulė nusileidžia arba leidžia saulė, miškuos yra tamsu ir GoPro jau šiek tiek sutingiau yra, tai kai sustojau, filmuoju jau su normalia Sony kamera, sakykime, bet kol einu, kol saulė šviečia, ta prasme GoPro naudoju. Bet aišku, vėlgi, GoPro ten baterijas reikia keisti, papildomai powerbankus neši, vis tiek droną nešiesi, tai tas pobiški stovas galų gale vėl sveria, jeigu geresnis, tai mano stovai aišku mažesni negu jūsų yra, bet vis tiek ten iki 1,5 kg, tai viskas sudėjus tik tam gaunasi 5-6 kg, tai niekur nedingsim to. Pažiūrėjus jūsų kanalą gali kilti noras patiems išeiti į žygį į mišką, gal pasidalinsit kažko, reikia jau ten tokio rimto fizinio pasiruošimo ar ir psichologinio? Aš visada taip sakau, kad vienam būna dažniausiai, taip sakant, sunku, gal motyvacijos trūksta, bet kai dviesi su draugu susitarė, gali drąsiai eiti, apsikalbėti, ką veikti, pasigaminti kažką, tai šiaip miške, turbūt labai daug ką galim veikti, ar ne? Galima, tarkim, kaip pavyzdys, sugalvoti ant praeiti kažkokį tai maršrutą per mišką su upe, tarkim, perbrist upę, ar ne. Galima tų pačių, žinau, turiu draugų, kurie tiesiog, jiems patinka karpis keptas ant laužo. Jie tiesiog kiekvieną savaitę išeina į mišką pasikept karpių ir tą patį karpį nevalgo įsikepę, bet nešasi į darbą iškeptą karpį. Tai va, yra tokių, yra kuriem patinka orientacija, yra kurie, sakykime, patinka su nakvynė. Yra tie, kurie žvejoja. Tai va, kad vien tas ėjimas nebūtų toks, kaip sakyt, vien kad eiti ar ne, tai galim labai daug vairių veiklų susigalvoti. Galų gale tos pačius grybus galim pasikepti, jeigu nori ten kažką iš gamtos susirasti. Ypatingai gerai, ir rugpjūtis, rugsėjis, kai yra daug grybų, uogų, tai gali, sakyt, be jokių ten, nevalgydams kirmelių, gali normaliai pasimti iš gamtos ir pastovyklauti. O koks yra jūsų svajonių žygis? Svajonių žygis... Dabar tokią mintį audžiu, sakykime, gal nesvajonių, turbūt gal siekiamybė, aš tokių kaip svajonių neturiu, nes turbūt dabar viską gali padaryti šiais laikais, turbūt tik čia laikų klausimą gal surasti. Aš ko norėčiau, manau, man būtų paties jau iššūkis pačiam kur nors džiunglėse, Azijoje arba kokioje Amazonėje, sakykime, iškeliauti ir kokiom ten, nežinau,
10 dienų. Nu, ne visai sakyčiau, turbūt be maisto, kažką pasimčiau, turbūt kažkokį mažą kiekį, bet bandyti išgyventi, sakykime, kur, nu, ten visko daug, gyvačių, vorų ir taip toliau, čia ne mūsų miškai. Mūsų miškos, ta prasme, ten palyginti su tais miškais, ten praktiškai nieko nėra gyvybės, ar ne? Ir čia, vat, garsai papildomi, paukščiai, jeigu ten bežionės dar, tai vat, kažkur galvočiau, kad būtų įdomiausia, sutingiausia mano akimis būtų džiunglėse, bet šiaip, kur aš norėčiau, idealiausiai norėčiau kur nors saloj, kur yra, sakykime, seklus vandenis, kur galėčiau žvejoti, krabus gaudyti, nes beproto mėgstu jūrų gyvybės, tai va, kur nors prie vandenynų, tai būtų idealiausios sąlygos. O dar pridėsiu, ar nenorėtumėt pabandyti, kaip čia, man atrodo, prieš 2 ar prieš 3 metus 3 lietuviai bandė perėti tiesią liniją per Lietuvą. Ar nenorėtumėt irgi pabandyti tokį iššūkį savo išsikelti? Tai va, gerai, dabar kaip tik paklausyti apie tą kryptim, tai va, yra paruoštas planas, šiaip turiu minčių, tik dar nežinau, kuria kampu eiti Lietuvą. Nes šiaip eiti tiesią liniją, tai, nu, reiktų gerų atostogų pasimti. Nes paprastai čia vėlgi priklauso, kaip sugalvosi upes kirsti, ar ne, nes gali kirsti tiesiog plaukdamas gali kirsti, gali apeidinėti, ar ne, arba gali kažkokį pasimti šoną, kokį nors ten valtį, tarkim. Aš pasirinkau labai lengvą valtį, va, galvoju, galbūt taip būtų įmanom, bet čia vėlgi reikėtų paskaičiuoti labai laiko sąnaudą, nes vėlgi, jeigu žiūrėti iš filmavimo pusės, tai nu, žmonėms, sakykime, mano bent publikai, tas grynas ėjimas nėra labai įdomu. Jiems įdomu yra kažkokios, kai stovyklauju, kai kažką va tokio darau gamtoje, ne tiek kas ėjimas. Nes ėjimas toks, kaip sakyt, nu, nebent turi gerą humoro jausmą, ten eini ir kalbi kažkoks tai bairius arba apsimeti kažkom ir vaidini, tai irgi galim toks variantas būti. Jo, turiu tokių minčių, bet jeigu taip žiūrėt, vat, būtų svajonė tikriausiai, aš kaip sakyti, apeit aplink Lietuvą. Iš tikrųjų, turėčiau tokią svajonę, nes žinau, kad yra rekordas, 2 telšiškiai berods yra praėję visą Lietuvą, dabar nepamenu, 2 mėnesius toliau užtruko. Tai tokių iššūkių, svajonių, siekiamybių dar turit gyvenime, kadangi čia studentų langas, gal kažkokį palinkėjimą ar irgi patarimą, ko siekti jauniems žmonėms, studentams. Studentai gyvena dabar turbūt be galo daug galimybių pasirinkimų tokioj laike, ar ne, kur gali labai daug pasirinkti, bet problema yra dažnai, kad kažkaip, kad ir man pačiam, aš ir gyvenu tokio aplinkoje, ar ne, kad mes kažkur stringam kažkokios schemose ir nepabandom naujų dalykų. Arba kartais gal turim tos minti kažkokius dalykus pabandyti, bet mes nustumėm, gal vėliau. Tai aš manau irgi tas dalykas, kad vat, nebijokit tų savo svajonių, kur galbūt yra kreizijos, arba noro pabandyti realizuoti. Ten nepasiseks, nepavyks, nepatiks galų gale, bet jūs žinosit, kuo jūs daugiau išbandot ir ypatingai esi jaunas, ar ne, tau nieko nekainuoja rizikuoti, ar ne, rizikuoti perplaukti Baltijos jūrą su plaustu, kaip pavyzdys, rizikuoti ten praeit kažką, ar ne. Tų rizikų tikrai gali daug prisimti, nes pikta žmona nelaukia, ar vaikai alkani nelaukia, ar ne, ar dar kažkas juokaujant. Tai va, tai tu esi laisvas ir labai daug ką gali. Tai va, aš siūlyčiau visiems, jeigu turi kokių slaptų svajonių, nebijoti padaryti, pabandyti, realizuoti jas ir galbūt jums taps atradimu kažkokį gyvenime. Nauja veikla ir galbūt iš to gyvensit, kas žinau. Ačiū už tokį palinkėjimą ir tokį visai nuotaikingą mūsų pokalbį. Dėkui, kad pakvietėt. Tai linkiu jūsų laidai ilgamžiškumo, kaip sakyt, daug žiūrėjimo ir kad šiaip faina iš tikrųjų, kad darot, aš sakyčiau, galbūt labiau reikėtų populiarinti kažkaip, nes aš kolegom pakalbu, ne visi žino. Tai va, bet nežinau, kaip čia jūs turite patys sugalvoti, čia jums užduotis turbūt būtų atskirų darbo kursinio, kaip išviešinti dalyką, nes turbūt šiais laikais dar visi suduria su tuom viešinimu problemą, ar ne? Vat, aš žinau, daug žmonių daro gerus dalykus, bet tiesiog trūksta viešinimų. Arba viešina vienu kanalu, kur visiškai neveikia. O tą dalyką, svarbiausia, kad vat, kažkokį sugalvokit, kaip paviešinti, kuo daugiau pamatytų, daugiau žinotų. Nes čia yra faini iš tikrųjų dalykai kalbami. Ir universiteto bendruomenė turi savo kalbėtų. Ačiū. Vat. Tai būna turbūt. Ačiū už tokį patarimą. Pasikvieti mokslininką dėstytoją, tai gauni dar būtinai ir patarimų. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems. Su jumis buvo studentų langas ir iki pasimatymo kituose epizoduose.